Aš čia praneš norėjau, kad žiūrėkit gal geriau nuo kokių 5 minučių 13, nes aš jau kokias 5 minutės tiesiog jepinau apie nieką. Kalbėjau šūdus apie nieką. Tai jo. Ok, karmos draugas. Aš visą kontekstą nepasakosiu kažkiek pasakysiu, bet jis darė tokį dalyką benamių, kur buvo benamių ir bandė užsidirbti, kas visai, kieta idėja yra, visai, aš žiūrėjau, man įdomu buvo. Bet kur aš jau biški, pakeičiau nuomonę, kur man jau biški jis toks pasidarė. Tai kai jis pradėjo atidavinėti automobilį, jis čia pavadino ieškau kam padovanot savo žaistus. Toks. Automobilį atiduodu, žaislai. Ir jaučiu šimtai žmonių, gal net ir tūkstančiai, sakys, ei, o kodėl tu taip jį heitini? Tu jaučiu net nelaimėjai to automobilio, dėl to ir pyksti. Jo, aš nelaimėjau automobilio ir dar kas yra, tai aš esu heiteris, aš esu nemėgėjas. Aš atsikeliu ryte ir einu heitin tiesiai. Nesvarbu, ant ko. Ok, pamiršau dar vieną dalyką. Čia tas video, kur vadinasi aš piktas, svarbi informacija visiems. Gal, šį krinč pasakiau. Bet čia jis randa tą laimėtoją. O jis čia važiuoja. Ir dar pasakysiu, kad iš esmės čia jį kaip ir apgavo. Nes jis pradėjo šitą video, pasiparkavo tam Lidlo parkinge ir tada važinėjo su dviračiu ir klausinėjo žmonių, o gal kas mane remiat Contribui. Jeigu remiat, tai gausit automobilį, dviratį ir 100 eurų. Ir kaip aš galvoju, tai kad čia tiesiog buvo jo draugų kokiu nors šito žmogaus. Ten pasakė jam, kad o jis čia vaikšto ir klausinėja, ar tu jį remi aplink šitą Lidlo parkingą. Arba, kad bent jisai grįž, kad pasiimt savo automobilį. Ir jis tiesiog spawn campino, tiesiog vaikščiojo aplinkui, kad gautų automobilį. Šiandien? Jo. Prieš kiek čia laiko? Akyva. Jisai čia žiūri, tipo, kada jį parėmė. Tai jį parėmė prieš 7 minutės. Tai iš esmės jie apskemino, jie apgavo. Nes jis sakė, jo, parėmė, draugai kokią pasakė ir tada vaikščiojo. Bet aš daryčiau tą patį. Aš daryčiau tą patį, aš irgi tai bandyčiau daryti. Tai man automatiškai, jeigu dar kažkas nepagavo, nesusirišo, čia biški primena šiokius tokius lošimus. Nes tu susimoki už šansą galimybę laimėti kažką. Čia panašiai kaip teleloto, tu susimoki 2 eurus ir gali laimėti automobilį. Bet kuom skiriasi jis nuo teleloto, tai teleloto turi licenciją. Nu ir tos kamuoliukus dar irgi turi, kur šokinėja, jis neturi tokių. Licenzija tai yra lošimų licencija. Yra tokia. Aš ten, patikėkit, šaltiniai yra, skaičiau kažkur internete, lietuviškai, ten buvo įstatymai, reikia tokiam dalykam licencijos. Aš nežinau, gal jis po to šitą ir suprato, bet dar buvau radęs ir Patreono gairėse apie šitus dalykus, nes ten irgi darydavo taip. Ir gamblinimai, ir raffles, čia skaitytus raffle, aš jį išverčiau, tai kuriems draudžiama prašyti gerbėjų apmokėjimo už galimybę laimėti ką nors. Arba kaip narystės kažkokį pliusą naudą, kad tipo, tu mane paremi ir turi galimybę laimėti mano automobilį. Bet jeigu neremi, tai negali. Čia grinai kaip lošimas. Tai tą jis ir darė, ten taip ir buvo. Jis prašė pinigų, kad paremtum Contribui ir tada sutinki ir gauni automobilį, dviratį arba 100 eurų. Turi padaryti čia galimybę prieinamą visiems. Jo, bet Patreonas tas kaip Contribui. Jaučiu ir Contribui turi tokius, nežinau. Turėtų. Gal ten niekas nedarė tokių azartinių kažkokių, tiesiog tokio lošimo, tai gal nežinau. Bet šiaip Lietuvos įstatymuose yra toks dalykas. Aš skaičiau, aš dabar neieškosiu, niekam neįdomu, šaltiniai yra tikrai. Jo, ok, ir aš dar pridursiu biški ne dėl automobilio. Jis dar biški keistas toks, biški creepy, kaip čia, keistuolis. Kai kurie jo, tokie dalykai, kuris ten eina ir catcallina, ten eina kažkokia moteris ir jinai toks, ką žinau, ką jis ten sako. Gal čia visi taip daro, gal aš čia nežinau. Čia jų daug buvo tokių vietų, bet man šitam video buvo toks keistesnis. Jis dar šiaip labai daug kalba apie moterį, kad jis nori moters. Bet, ką žinau, okei, tai gal kalba koks skirtumas. Taip, nėra, kad kai su tais lošimais įstatymai draudžia tai daryti. Čia būtų keista, ne šitą radas. Važiavau ir pamačiau tokią merginą, perka kebabą. Reik paklausti, galbūt, netyčia. Atsiprašau, aš pasiūsiu. Ir dar labai nejaukiai jisai taip, atrodo, kad nejaukiai situacija. Atsiprašau. Kažkoks keistas socialinio dalykas. Galiu paklausti, ar žino tokį karmos draugą YouTuberį? Aš čia paklausė. Ne? Ir nieks neremia tikriausiai, ne? Atrodo biški nejaukiai. Ne? Ir nieks neremia tikriausiai, ne? Tai tokia simpatiška, ne? Blondinė. Jo, man tiesiog gal keista. Arba aš antiek hateris, kad čia šiaip normalu, bet aš bandau prikipti. Bet man kitaip atrodo keista, jeigu jis važiavo, o, graži mergina, eisiu jai pasakyti, kad aš atiduodu automobilį, nes man antiek nesvarbu. Tai jo, būtų viskas
Eisiu gal dar kažką paheitinti toliau. Ate, krinčia buvo. Ir aš norėjau sužinoti, o ką mano kiti žmonės. Ieškant dar kažkokios daugiau informacijos apie jį, aš jį biškai paklikbeitinau. Nėra visos tiesos apie jį. Na, aš bandžiau ten ūgiją surasti, čia būtų visai daug. Ar ten amžių. Jaučiu kažkur sakė amžių. Bet kur dar daug heiterių? Reddite, man atrodo. Proof Cheesecake 266 papaustino klausimą. Ar Vilniuje esat kas jį sutikę ar matę? Kaip žmogus atrodo iš šono jo asmenybė? Aš manau, kad jis yra keistuolis. Pažiūrėsim, ką mano kiti. Ir bendrai kokią nuomonę apie jo, na, ganėtinai drąsų poelgį turite. Tai vienas iš replyų Rutikas. Fariflaino. Idėja gera, žiūrėti įdomu, Vilniaus kitą pusę pavadinkime. Čia tas dabar dalykas, apie kurį aš kalbėjau. Tik tas kalbinimas žmonių, kurie net nerodo susidomėjimo jam, tai labai keistai atrodo. Ypač, kai žmonės yra filmuojami. Na, bent manau, jog palaikys savo idėją ir nebandys pasipelnyti. Čia tada turim vieną rimtesnių heiterių. Reddit XVII. Bliama, čia jaučiu amžius. Tas, tom raidėm. Šitas aferistas išjungė šiandien komentarus po savo video. Geras aferistas. Nu, nežinau, kodėl dar aferistą dina. Geras aferistas ir nėra toks šventas, koks apsimeta esantis. Tada turim iš vieno žmogaus reply'ų, kuris buvo jį sutikęs. Daviau prieš porą savaičių tuščių butelių. Nei ačiū, nepasakė. Na čia toks. Dabar parašiau, kad gal nereikia šito reikalo su mašina, nes tiek nesiek žmonių, kad atrodytų normalu kiekvieno gatvėje klausti, ar remia Contribui. Užblokavo. Haha, nu tas emodžis. Aš čia aišku čia repikinu, tas reply'us buvo ir gerų, nu tokių, kad tipo, gera idėja. Čia va kitas. Žiauriai erzina, kai jis visiškai nemoka su žmonėm bendrauti, nesvarbu, paprastas praeivis ar tas pats benamis. Vėl mano parinktas reply'us, nes aš bandau suformuoti tam tikrą nuomonę. Čia visi žinokit tokie reply'ai. Bumblebee Hot 2640. Viskas patinka, tik stringa. Merginos dažnai sako, kad smagu gauti palaikymą ir komplimentus iš žmonių, bet 90% kalbina ir dalina komplimentus merginoms, o jei neatsako, tuo pačiu įsižeidžia ir pradeda kalbėti, kaip numuša visai dienai nuotaiką. Tarsi tos merginos skolojam kažką. Vienoj vietoj mergina jam neatsakė, o jie ėjo tą pačią kryptimi skirtingose gatvės pusėse. Ir jis vis tiek lindo prie panos ir bjaurokai provokavo. Spurdos spardės kirpa. Parašiau, kad jo bendravimą ir elgesį su žmonėmis neretai nejauku žiūrėti. Creepy, čia anglicizmas. Tai užblokavo. Labai nemalonu tas jo lindimas prie žmonių, ypatingai merginų. Yra šitoks sargas. Pasirinkit. Dar vienas reply'us. Nu čia nesusiję, bet man šiaip juokinga buvo. Absoliučiai neturi laiko tokiems dalykams, kai vaiką turi mažą. Ir tada kažkas pareply'ino, pats kaltas, kad turi mažą vaiką. Idėja gera, bet jis pats nesmagiai žiūris. Nerašykit ir man blogų komentarų, nes išjungsiu. Po pastarųjų dienų įvykių man užtektų kokių 2 komentarų, kad čia yra šūdas ir aš ištrinsiu video. Ir komentarą ištrinsiu. Jeigu kas labai norit, galit per alt accountą susikur dar vieną, 2 kartus pakomentuot, nu ir viskas. Lemba, reikėjo gal kokį šūdą padaryti pradžioj, kad tada žmonės, kurie komentuoja, kad čia šūdas, jie tada išjungtų, nes jie nežiūri šūdo. Lemba, gal kaip tik aš eisiu su tom, kad čia yra šūdas. Jo. O čia dar aš ir vieną juokelį. Kaip vadinasi gyvūnas, kuris dažnai suklysta? Nu, neteisus yra. Gali suklysti. Arklys. Aš siūlau 100 eurų laimėti. Ne, ačiū, nereikia. 100 eurų nereikia. Atsiprašau, nelyskit prie manęs, ko jums reikia? 100 eurų siūlau jums. Nereikia man. Nereikia? Galit man gal duoti? Prašau. Man nereikia. Galit man gal duoti, jeigu tiek daug turit. Aš neturiu pinigų, man nereikia nuo jūsų nieko, ko jums reikia? Aš siūlau jums 100 eurų laimėti. Ačiū, man nereikia. Kas tokia? Pikta. Kas buvo?